požymis normalaus, teisingo žmogaus. Kas šiandien neskaito, aborigenai turbūt skaito irgi. Skaitimas kaip viena iš esminių edukacinių priemonių ir žmogaus asmenybės ugdymo raidoje vienas esminių dalykų. Nes aš pats turbūt pradėjau skaityti 9 klasėje, kada lietuvių mokytoja privertė tai daryti. Ir skaitimas, po kokių metų supratau, ką reiškia skaitimas ir kokią jisai turi vertę, kai tu gali kažkiek daugiau žodžių pasakyti ar tam tikrų terminų vartoti, kurių tu iki tol nepastebėdavai, kad tu vartoji. Tai reiškia, didelę svarą skaitimas. Pirmą kartą, kada paėmiau knygą, tai gal pradėjau skaityti ir buvo gal įdomu, ir man patiko kažkaip, nežinau, skaityti ir po to atsirado toksai kaip hobis. Вот они понимают, им читаешь, что хорошее, что плохое. Если там что-нибудь такое читаешь, как там было плохо, там или котику, или собачку, ой, уже он плакать хочет и все. Научаешь их, чтобы были хорошие люди. Dėl malonumų. Šiaip, panelė visada gražiau užkalbinsi, būdamas toks apsiskaitęs. Jiems skaitimas kai kuriems yra gyvenimo būdas. Daugeliu atveju, kai žmogus turi šitą regėjimo negalią, kitos pramogos tam tikra prasme yra už ribų, kurias gali pasiekti. Aš nežinau kito mechanizmo ir kito instrumento, kuris apskritai lieptų veikti vaizduotei. O žmogus be vaizduotės, tai jisai, nežinau, jis nėra žmogus. Skaitimas nustelbia visus kitus dalykus, kurių tuo metu nedarau, kai skaitau, ar ne? Visam, kai išvažiuoju autobusu ir skaitau, tai reiškia, nustelbia viską. Ir man spoksojama į praeivius, į nešvarų stiklą, šiaip į žmonės, kurie ten autobusai yra stovi, ne? Tai jau nustelbia tos dalykus, dar begalė kitų. Man yra bloga vieta skaitimui autobuse, nes nieko neatsimenu. Jo, nes esminis dalykas skaitimo tai yra informacijos įsisavinimas savo makauliai. Tai jeigu aplinkui tave rėkia močiutės ar koks nors čia piktas dėdė krapšto nosį ir tave erzina, tai tas skaitimas praranda iš dalies savo vertę. Tai vakarėliai tokie vyksta, susirenka šiaip nepažįstami žmonės arba pažįstami, nebūtinai nesvarbu, į kokią vietą, kaip čia, prisineša maisto ir panašiai, susėda ir vienas skaito kokią Mikę Pūkuotuką. Aš tai šiaip nelabai įsivaizduoju, man ganėtinai gykis skamba ir... Ir šiaip atrodo, skaitimas yra pakankamai intyvus ir savarankiškas dalykas, kad tu atsisėdi ir nuo niekieno nepriklausomas. Ta prasme, tavo aplinka neturėtų inspiruoti tavo skaitimą, tu turėtum būti su savim, su savo aplinka, kur tau būtų tikrai jauku pasiimti tą knygą ir skaityti. Kartais matau savo namuose įvairių žmonės, kurie skaito lovoje. Aš negaliu. Man skaityti reikia atsisėsti kėdėje prie stalo, ant stalo pasidėti knygą, tada aš galiu skaityti. Puikiai pamenu mamos prisiminimus, kai jinai vaikystėje, jai būdavo draudžiama skaityti knygas. Nežinau dėl kokių priežasčių, bet jinai elementariai. Tas knygas grauždavo patamsiai, kai nematydavo tėvai. Ar ten vakare lovai, ar ten į spintą kažkur užsislėpus. Ir aišku, to pasekojo sugadintos akys. Turbūt 90% kažkokios informacijos mes ir gaunam per akis, per regą, per skaitimą. Ir jau paskui susivedam savo galvoj tos visus dalykus. Nežinau, gal kad akis lavint ir panašiai, kad pavyzdžiui, mokyklai gerai sektųsi skaityti, ant vadovėlių ir panašiai. Man istorijos mokytoja kartu, skaitysit jūs visą laiką tas dokumentus ir turit skaityti. Jeigu pradės iš nosies kraujas bėgt, nusivalot ir vėl skaitot. Ir tiek atsimenu, reikėjo daug viską perversti, bet buvo gerai. Skaityti reikėtų būtinai, privalu tam, kad tu galėtų užmėgsti tam tikrą dialogą ir šnekėti su dėstytoju tam tikromis temomis, kuriomis kartais gali būti kaip žuvis. Tas skaitimas leidžia susijungti arba patirti tą, ką galvoja kažkas prieš 100 metų, kurio jau seniai nebėra. Gali nukreipti žmogaus mintis nuo tos negalios, kiek ar ne. Jis tarsi irgi dalyvauja tam visam gyvenimui, o dabar įsivaizduokime, atimam žmogui viską. Skaitimas tai yra gyvenimas, jeigu aš neskaityčiau, aš jau numiręs viskas. Kažkas negero, todėl kad ribos turi būti. Tu gali skaityti bet kiek nori, ką nori. Ir, kad vis tiek neribotai gali skaityti, nebent visas pasaulio knygas perskaitytum ir tada neturėtum ką skaityti. Vienas iš tokių greit atėjusių į galvą, tai skaitimas be ribų, kai tu rašai vos ne minčių lietus tau eina ir po to kiekvienas skaitydamas savaip gali suprasti. Visą laiką turi būti labai laisvas pasirinkimas, pačiam pasirinkti, pačiam apsispręsti. Kai žmogus nenustoja skaityti, visada skaito, visada tiesiog.
kol nenusiramins, kol visko neperskaitys. Reading will be forever, like it's something what can you destroy. Kai tau papuola knyga, kuri yra iš tikrųjų įdomi, kad tu negali sustoti ją skaityti. Tau yra vis įdomu ir tu skaitai toliau. Nesvarbu, ten ar tau į tualetą, ar valgyti, ar į darbą, tu toliau ją skaitai. Manau vis dėlto, kad turi. Žmogus turi būti sąmoningas visų pirma, skaitydamas, ar ne? Tai apribojimas atsiranda tuo metu, kai žmogus prievarta kažką daro, skaito. Na, sąmoningas, laisvas, su vaizduote. Skaitimas be ribų, tai kai tu gali skaityti kaip nori ir kur nori. Skaitimas be ribų. Kai aš skaitau Lietuvoje, Australijoje visi miega. Kai visi skaito Australijoje, miegu aš Lietuvoje. Skaitimas neturi ribų, nes gali tikėti bet kuo. Skaitimas be ribų kitokiu formatu. Skaitimas neturi ribų, nes galima skaityti ir dviese. Ir tryse.